Sveiki, aš esu Rokas. Šią video prezentaciją kartu su jumis bei PioSolver programa pereisime per vieną iš flop tekstūrų. Tai bus heads up žaidime, 1 prieš 1. Bandysime įsigilinti į Gito seabed range, jo struktūrą, suvokti Gito range logiką, kaip tam tikros rankų kategorijos slankioja tarp range ir kodėl jos būna būtent toje range struktūroje. Bandysime suvokti galbūt blokerių įtaką seabed range'ui. Bandysime teoriškai vizualiai supaprastinti seabed strategiją kaip tokio lygio, kad galėtume tokį mažą seabed strategijos modelį naudoti žaidimo metu, kažką labai paprasto, bet arti Gito, prarandant kažkokį tai tikslumą, tačiau imituojant gerą Gito modelį. Tokiu pačiu principu perėsime prieš gynybą prieš Gito seabetą. Tai vėlgi bandysime breakdownint seabed defend range struktūrą, kategorizuoti rankas, galvot, kokią įtaką turi card removal ir blokeriai, taip pat kokią įtaką turi galbūt equity realizacija bei vadinamas capture factor. Taip žinodami, kaip gintis prieš stiprius oponentus, kurie naudoja kažkokį tai gerą pseudo Gito modelį. Visą tą suvokę galėsim judėti į trečią dalį, kurioje tam pačiam flopė mes imsime žiūrėti skirtumą tarp Gito ir exploitive seabed strategijų EV. Taip pat, pavyzdžiui, OP oponentui būnant out of pozicijai, žaidžiam prieš Gito oponentą, dažniausiai teks laimėti mažesnę dalį banko, kuris yra viduryje. Tuo tarpu žaidžiam prieš žaidėją, kuris naudoja exploitive seabed strategiją, jis mums palieka daug vietos laimėti didesnę dalį to banko, kuris yra viduryje, ir bandysim rasti tas vietas, kurie reikia daryti exploitive adjustus prieš tą seabed strategiją. Pereisime vieno tipo seabed strategiją, kuri yra gan dažna iš silpnesnių oponentų, bei ją išanalizavę bandysim surasti geriausią counter strategiją. Perbėgame greitai per Game 3 medžio settingus. Štai matome flopą. Duotas partukas 8-4. Imposition varžovai suteiktas yra Gito min raise range'as. Out of position varžovai suteiktas Gito defending range'as į min raise'ą. Starting pot 80. Effective stack 400. Žaidžiame per 22 big blindų. Imposition varžovai yra duoti bet sizingai 50% flopė. Tai pats pelningiausias sizingas šiame flopė iš visų galimų, kurį nustačiau prieš tai išsprendęs visus galimus sizingus ir palyginęs CV. Tai čia yra vienintelis pelningas sizingas, vienas iš pelningiausių sizingų, galbūt nekreipiu dėmesį overbetus ir potą, tai dėjau standartinius seabed sizingus ir iš tų visų standartinių 50 sizingas daro daugiausiai EV. Tuo tarpu bareliams daviau pusę banko ir 7.5 sizingą, riveriui daviau 7.5% sizingą arba all-iną. Čia kreizas yra iki 2.75x, kas manau yra beveik standartiška. Na ir einame į prie flopą. Flopę galime pažiūrėti, ar Gito žaidime yra siūlomas dongas. Matome, kad tai daroma yra vos 3%, tai dažniausiai reikš, kad out of position varžovo range tai nėra pelninga opcija, tai minimaliai tai daroma. Išėmus donkai strategijos EV tikrai nenukris. Out of position varžovas darosi 300 žetonų iš 80 žetonų banko, tai persvara range ir EV persvarą turi imposition varžovas, kuris, kaip matome, jeigu pradėtume nuo medžio pradžios, darosi 49 žetonus EV šiame banke. Na ir breakdowninam, galbūt einame prie seabed range pačio, tai matome, jog seabedint Gito mėgsta 52% šiame flopė, kas dažniausiai labai kartojasi visose flopuose. Panašus frequency būna, kai žaidžiamas
yra platus range'as prieš platų range'ą heads up, tai nelabai mėgsta įsibetinti daugiau, tai tiesiog būna exploitive. Ir kaip matome, raudonai pažymėtos rankos yra mūsų betai, žaliai pažymėti mūsų checkbackai, galbūt ne mūsų, o imposition varžovo checkbackai. Ir galime breakdowninti mūsų c-bet range struktūrą, bei gal pasižiūrėti per range explorerį, kaip susideda mūsų c-bet range'as. Tai c-betiname apie 223 kombinacijas, jeigu norim žaisti GTO. Ir iš čia galime matyti, kad nothing reiškia, turime kažkokį tai draw arba erą, betiname tik 303% kartų, neperblefuojam. Tai būtų subalansuota strategija. Betinant 50% sizingų, tai vienintelė opcija, ką gali daryti, tu savo susikuri otsus, kad gali blefuoti 303% kartų. Ta ir daro kito. Ir kaip ir pati pelningiausia opcija iš visų sizingų yra būtent šis. Reiškia, kad šiame borde prieš duotus range'us, su duotais range'ais, tiek vienam, tiek kitam varžovui, renkasi šitą sizingą ir perbėgam per value range'ą. Galbūt pradedam nuo nacinių kombinacijų, tai setai ir stipriau. Turime tik 1,9% iš 67 galimų. Ir tai būtų, galima pažiūrėti, kaip tai atrodo. Ir jeigu atkreiptume dėmesį, setai yra bartukai, aštuntukai, ketvertukai. Ir kaip matome, beveik 100% daroma. Ir vienintelė korta, kur GTO trepina iš šių kategorijų, tai yra 2 bartukai. Ir turbūt logika yra tame, kad, kaip matome, betina 67% kartų maždaug vidutiniškai, tai daugiau nei pusę kartų galima betinti. Matyt, čekinama tuos kitus kartus vien dėl to, kad tai turbūt pati geriausia ranka, kuri galės po čeko flopę gintis į varžovo probą bei išreizinti riverį dėl velių. Praktiškai beveik didžioje dalyje ranautų ir taip pat labai gerai disguisinasi. Ir viena iš priežasčių, tarkim, kodėl renkasi trepinti iš 3 galimų setų būtent 2 bartukus, tai vien dėl to, kad kai c-betini 2 bartukus šiame borde, oponentas blokuoja oponento top pairą taip stipriai, kad dažniausiai tu negalėsi, labai retai išbarilinsi prieš jį ir pasimsi velių 3 gatves. Dažniausiai tai bus foldas flopė iš oponento, kai tu blokuoja jo 2 bartukus. Iš čia nelabai, kad turi floatint stipraus. Ir tai čekinam turbūt šiek tiek pasiemam velių, kai varžovas kažką pasigaut gali. Ar tai random second pairą, ar tai kažkokį tai netgi gal to pairą, two pairą ir panašią ranką. Žinoma, to nedarom 100%, vis dėlto betinam apie 60% kartų. Tai galbūt labiau 50-50 čia, net žiūrint į viduriuką. Tai kaip ir vienintelis geras trepas, o mažesni setai betinami. Two pairai. Žiūrint į two pairus, tai matosi, kad nei vieno two pairo tiesiog netrepinam, betinam for value. Nėra jokio checkbacko su jais. Make sense, manau. Overpairai. Ta pati logika su overpairais. Nieko neblokuojam. Daug velių betint. Na ir einam prie to pairų. Tai sudaro didžiąją dalį mūsų velių range'o. Iš 66% tai sudaro 1/4. Ir matome tendenciją, jog betinami praktiškai visi top kickeriais, top pairai su top kickeriais iki 7. 7 šiek tiek kartais pračekina,
metam į čeko range'ą ir mažėjant kikeriui didėja checkbackas su tuo pėru ir matome jack 2, jack 3 praktiškai virsta mūsų checkbacko range'u, kas padeda apginti mūsų checkbacko range'ą bei tuo pačiu turbūt EV ranina labai arti vieno kito tiek betinant, tiek checkinant, galime pasižiūrėti EV ir jackas 3, jeigu matote langeliuose, B40 yra beto EV, check yra check EV ir netgi checkas uždirba 2 žetonais daugiau už betą, tik tais su flush draw kombinacija eina labai arti viena kitos, bet vėlgi čekas uždirba gan riebiai daugiau, gan riebiai, slightly daugiau, vos daugiau, o bartukas 2 vėl panaši tendencija, čekas uždirba daugiau negu betas. Na, galim pagalvoti, kodėl tai gali būti, galbūt, kad su šiuo kikeriu 3 gatves eiti nėra tokia gera opcija, tačiau einant čeko range gaunam iš jo kombinacijų blefų, kurias jis išprobina į mumis ir jo range prigaunam jo tą range ir taip pat turbūt gali būt, nesakau, kad tai tiesa, kad dėl to kikerio prasto protektinam, kai jis turi mus outkikinęs. Tai tie kartai galbūt šiek tiek susitaupom, bei tuo pačiu ištraukiam velių iš kažko, iš ko negausim kolų. Gali būti dėl to tokia logika. Tuo tarpu geri kikeriai tokioj linijoje praranda velių, tai tiesiog betinama yra ir dedama į šitą betting range. Bus daug pelningiau, kaip matom, tarkim, dama bartukas betint yra vienu čipu daugiau negu checkint vidutiniškai. Tai būtų įdomi tendencija, tarkim, offsuit, tai tiek 5 ir 6 irgi labiau mėgsta checkintis. Tai jeigu bandant imituoti kažkokį pseudo modelį, tai jau galim teikti, kad tokiam panašiam bordui iškritus, betinam visus setus ir stipriau išskyrus kokias 40% galim prasičekint top setą, betinam visus tipierus, betinam visus topierus išskyrus, tarkim, pačius prašiausius 2 kikerius galim nebetinti ir šiek tiek kartais pamiksuoti su kitais kikeriais iki 7 kokio pasičekint, pasibetint. Na ir judam prie underpairų. Underpairai būtų 10, 10 ir 9, 9, tai underpairai top pairui. Ir 10, 10 ir 9, 9 matome, kad eina maždaug 50-50 EV. Labai arti viena kitos. 9 tai labiau yra 50-50, 10, 10 yra labiau čekas, gal kokia 4-5% beto. Tai vėl galima teikti, kad turint underpairą, galima eiti 50-50, kažkas tokio. Turint second pairą, kaip matome, second pairai mūsų su jais. Galbūt padarysiu taip. Su second pairais. Geriausias kikeris second pairų, matau, yra betinamas. Ir karalius 8 yra didžiąją dalį betinamas. Dama 8 yra 50-50 mažėjant kikeriui. Na ir įdomybė pradeda darytis, kai yra 10 ir 9 kikeriai šiame borde, kas yra blokeriai varžovo silpnai dalį, kuri flautina. Pavyzdžiui, 9-8 blokuoja 10-9, 9-8 blokuoja dama 9, blokuoja 9-7, blokuoja dama, karalių 9 galbūt netgi blokuoja, 10-8 lygiai taip pat blokuoja panašias kombinacijas, dama 10 blokuoja ir panašiai. Ir tai bus didžioji dalis, kuri flautina, kai mes įbetinam ir kurią mes beatinam su 9-8. Tai kai blokuojam tą dalį, dažniau gausim kolą iš rankų, kurių
kurias lautina jisai, pavyzdžiui, kaip bartukai, aštuonetai ir kurių nebitinam. Tai galbūt dėl to 8-5, 8-6, 8-7 yra betinama 50-50, o 9-8-10-8 betinama tik tais praktiškai gal 15% kartų. Yra didžiąją dalį čekinama. Tai koeficientų dėl blokerio efekto matome, kad nors ir čia kikeris neturi jokio efekto, labiau eina blokerio efektai, tai 8-7 yra labiau favoritas betinti for value negu 9-8. Ir jeigu pažiūrėti į equity EV, 9-8 bet EV PM2, 8-7 bet EV CAM9, nors ir EV beto su 8-7 mažesnė, bet tai bus geresnė linija kito žaidime. Ir mažėjant kikerių, mažėja EV. 8-3, 8-2, maži kikeriai 100% čekinami. Na, panaši tendencija kaip su to pieru. Tiesiog čia labiau blokerius galima turėti galvoje, kai čekini, renkiesi čekint ar betint su silpnesniu savo veliu.